Šiandien turėjau pokalbį su savo mentee. Esu mentorė vienoje programoje ir aptikome tokį klausimą, tokią erdvę panagrinėti apie savo ribas. Ir įsivardiname tos vadinamasias minkštasias ribas. Tai yra ribas, kurias mes turime savo apsibrėžę santykyje su savimi, santykyje su kitais žmonėmis ir kas yra tos ribos. Ar tai yra pasakymas ne, ar tai yra pasakymas taip tik kai kuriems dalykams, ar tai yra tiesiog vadovavimasis savo vertybėmis savo ir leidimas žinoti kitiems žmonėms. Tai tos minkštos ribos kai kada leidžia mums turėti tikrasias ribas ir artėti prie tikrųjų ribų, kuomet aš esu svarbus savo ir kada aš leidžiu būti savimi. 2 paskutiniai tokie klausimai yra būtent pati pradžia apie ribų turėjimą.